the gas, hit the gas. Tau, mano meilė tik tau, mano pasaulis tik tau, juokas ir ašaros tik tau. Neleisk, kad tai baigtųsi, kai aš žiūriu tau į akis, matau savas mintis. Bet su tokiom nuotaikom pradedam naują vlogą. Eina savo. Šiandien yra ta diena, kaip vakar įkėliau vlogą ir viskas editinau. Nuėjau miegot 2:30 nakties. Grįžom po darbą apie 9-10 valandą vakaro. Tai jo ilgai dirbau prie vlogo, kol įkėlė, kol visa kita 4 valandos miego. Bum į darbuką. Iš tikrųjų jaučiuosi biškį pavargęs, fermai nieko nefilmavau, bet galiu trumpai papasakot, kas fermai vyksta. O kas fermai vyksta, ogi tas, kad keičiam tą ratlankį. Tai hebrytei reikėjo ten biškį rankų su savo traktoriu pakelt ratlankį, po to ten padangą. Tai žodžiu, padėjom, viskas gerai. Bet kame bairis, ne? Gal tas snapą jau reikia nusiimti. Bet kame bairis? Ratlankis naujas, viskas okei, bet pasirodo, kad ir pati padanga bloga. Dėl to ratlankio kažkaip ten susiklaipė, žodžiu. Tai pati padanga tiesiog virtų iš to ratlankio. Iš pradžių Malsas sakė, galvojo, kad viskas dėl to, kad ratlankis tiesiog jau sumėtytas kreivas nuo to skilimo, bet kaip tie mechanikai Masas išvažiavo paimt padangą naują. O ką mes baigiam čia kalbėti? Taukš nesąmonės. You probably want to see something, eh? I bet you want. So there you go. Esame prie Hektoro bokštų. Laukiame Dylanas, kada atvažiuos su Ogeriu ir su Fordo traktoriu. Ir šiandien kimšim kažkurios bokštus. Nežinau kuriuos, nieko negirdėjau, jokių naujienų nežinau. Tai turime dar maniškės suvirintas kopėčias, kurios yra nuimtos nuo... tai va čia vienos kopėčios ir kažkur padėsim, nežinau. Šiaip 3 bokštai, bet 2 kopėčios, what the hell? Prisitvirtinau. Nerašykite į komentaras, kaip tu čia prisitvirtinai. Pažiūrėkit! Niekur čia nevažiuoja tos kopėčios, ramiai, karačiai. Tai jo, Hebra uždėjo jau tą ratlankį, bet padangos nėra. Tai... Kimarina Hebra, žodžiu, home yarde. Laukia, darbo valandas suka kaip reikia, žodžiu. Patinka man irgi taip dirbti. Kas per naujienos dar šiaip, tai jokių naujienų nėra iš po vakar, viską parodžiau. Statysim Ogerį kažkurį bokštą. Šiandien sakau, kimšim lęšius į Hektoras Benzas. Galbūt, kaip pastebėjot, man šiandien stogas važiuoja, tai iš kalbos, iš elgsenos ir visa kita, tai gal jūs visai ir teisūs, nes, sakau, miegas daro savo. Aišku, tos 4 valandos pakankamai čia yra. Tik reikia vėl, žinai, biškį įsivažiuoti į ritmą. Kai man tai dūriau, Hebra, prilipinau su izolkė tiesiog. Nėra čia prastai, gerai atrodo. Kiti mantai jau yra pašte, bet Malsai arba Trenai reikia nuvažiuoti ir paimti, nes jų paštų dėžutė ten pašte, žodžiu, yra. Ratas užmautas, ratas pakeistas. O ką, šaunam į laukus dabar ir
pradėsim penktadienį javapjūtę. Penktadienis smagus, žodžiu. Važiavom į lauką, jau Dylanas beveik pilnas, tai kaip tik pataikiau. Tai varau dabar, vat. Milesas kitam laukų gale porą propjovimų daro, tai sakė palei kelią 60-70 bušelių, tai čia iš visų neįtikėtina. Kropsai. Tai šiandieną jau, kaip matyt, yra laukia ir traidomas, ir superby, tai traidomą dabar pripylėm, o superby, kad daugiau telpa ir ant to laiko žaidžiam, kad suvažinėti, žolint, grįžt. Tai superby paliekam, žinai, kad greičiau viskas būtų. Tai Dylanas sustojo, nes kažkokį kelmą rado, sakė. Šiaip tai, žinai, aš čia kilinam. Pagriebiau vieną iš Dylano, dabar stovim ant 53-54, varam dampint Devinui. Šiaip priekaba, jeigu kažkas negirdėjot ar praklausė, tai yra 36 tonų, 1322 bušelių.
behind your teeth. Can't hide your bloodshot eyes. Talking in your sleep. Guess we're on a losing streak. But we're in good company. I feel better when you speak. 'Cause you know the words to comfort me. My car won't start. Our weekend plans fall apart. Dagger to the heart. Just when it gets hard, you are a monster in the eye. Climbing up the dark. Guess we're on a losing streak. But we're in good company. I feel better when you speak. 'Cause you know the words to comfort me. Guess we're on a losing streak. Ką tik Malsas prasilenkė su Dylanu ir Dylanas sako, iš dulkių išlindęs. Pykabų. Oi, jokingi tie mano hebrantai. Na čia. O grinai iš rytų į vakarus pjauna vėjas. Grinai toks. Pažiūrėkit, kaip prie Kederių privažiuoti reikia arti. Ir kaip turi kažką matyti. Ką? Kaip jums toks bairis? Nu, eik su savo. Tai aišku, kažkiek nuo mano traktoriaus nusipučia ir kai privažiuoji, tai nėra čia taip blogai, aišku, tik iš galo, tikrai baisiai atrodo. Arba čia tik dabar vėjas kažkaip biškį palankesnis pasidarė, bet tarpais kai buvo, tai žinau, kad tikrai nieko nemačiau. Kažką geltonuoja, matau, bet šiaip tai kūdai, bet dabar tai va biškį tikrai geriau jau. Prisimenat, kaip praeitam vlogė prašiau patarimų, kaip išvirti kiaušinių. Tai 80 komentarų ant šito praeito vlogo daugiau apie kiaušinius, negu apie pačią javapjūtę. Kiaušiniai, jūs blemba. Kiaušai. Šiaip dėl kiaušių tai juokauju, viskas gerai. Liuks. Ačiū mano žiūrovai, jūs esate geriausi. Linkėjimai iš Kanados. Šiaip ačiū visiems už patarimus, tikrai pabandysiu ir duosiu žinokit. Dar greičiausiai, ko nepaminėjau jums žiūrovai, tai pas Dylaną ant kombaino straublys pats galas nesireguliuoja, yra vienoje pozicijoje, kaip matot. O pas Milesą jis važinėja, tačiau, kad ir pas Milesą, kad ir kiek padarai jį tiesiu, reikia daug arčiau privažiuoti negu pas Dylaną, nes pas Dylaną žiauriai patogu ir nereikia būti ant tiek arti prie Kederio. Tai galbūt išeis parodyti ir nufilmuoti, ant kiek skiriasi, kai pas Dylaną važiuoja, ant kiek arti ratas priekinis turi pravažiuoti, kad gražiai surinktum viską ir ant kiek pas Milesą skiriasi, tai galbūt išeis parodyti. Tai va, dabar pažiūrėkit, ant kiek prie Dylano reikia arti būt. Nėra taip arti žodžiu. Ir pažiūrėkit, ant kiek arti reikia pas Milesą būt. Nežinau, ar per kamerą tiksliai matosi, bet jaučiasi tai labai.
pas Milesą iššoko Mileso dukra, Charlie. Ir mačiau dabar jį vairuoja kombainą. Krūtai, ką? Dylanas su Devinu dabar purškia, tai pripildom Tridomą Super B. Ir čia už mūsų yra kitas laukas, tai galbūt šiandien jau jį irgi pradėsim, o Kaulas ir Milesas su Charlie damušinėja anam gale. Tai porą stripų liko ir bus viskas. Walk a thinner line of fuse and spark. We could blow it in. Tai ką, chebryte, vienas laukas per nepilnai 2 dienas, per pusantros dienos baigta. Dar liko šitos balos. Tas balas greičiausiai vėliau kulsim, kai biškai pradžius ir kaušal daugiau numirs. Irgi labiau išdžius. O šiuo metu jo, tai dabar PA numberį turim 412, dar nėra pridėtas skaičius, kurį turim priekaboje, tai yra 24 poundsai, bet šiaip iš viso, ką iš šito lauko pavyko nukult, tai bus kažkur 436 tūkstančiai poundsų, tai čia nežinau kiek, bandom važiuoti į tą dar kitą lauką dabar, atidaryt bent pradžią. I'm not fragile like a flower, more like a bomb. You don't seem to fear that power. I've loved it all along. We both walked through the fire. We both grew bold in the flames. Now we could dance in the embers. Dabar pjovom 201, dabar esam 202 nusinulintų PA. Ne kad nusinulintų, bet tiesiog, kad atskiro lauko, atskiras matmuo prasidėtų. Actually, just wait there at the corner. I'll just see what the moisture does here as I go south if it gets better. Jokey! I'm jokey! I'm gonna be your dynamite. Nežinau, greičiausiai iš dienos tiek prifilmavau, kad vlogas tokio ilgio gautųsi, kaip visos savaitės čia. Duokit žinot komentaruose, vėl tą patį sakau, bet jo, duokit žinot komentaruose, ar įdomu tą patį per tą patį žiūrėti ar ne, kaip kombainuojam. Ar tai tą patį lauką, ar tai tą pačią kultūrą, nu, žodžiu. Let me know down in the comments. Valandai yra 8:27. Nu tai jo, iki 9:30 gal padraušim. Ne, palauk. Nu jo, 8:09, 9:10. Padraušim ir 11 būsim namie gal. Fermoje, kol dar grįšim, kol čia įsipūsim kombainus. Nes vakare vis su bloweriu visur prapučiam, tai ne filtrų žinoma. Šiandien filtrų neputėm, nieko kurų nepylėm, nes vakar mažai kombainavom, tai ir taip šiandien daug reikalų buvo fermoje, kaip matyt. Tai užsimetėm naują fieldą, matot, FF202 ir PA0, nes dar nieko neiškrovėm. Kaulas dampina kiek pripjovė čia dabar, porą važiavimų padarė ir šiandieną baigiam, tai
Laukiam be Miles'o, kol pripjaus kažkiek. Išdampinsim į Super B ir kol yra dėdė. One step forward and 10 steps back. I bet on red, but it should have been black. They say there's nothing that love can solve. I guess that's true without me involved. I rode a high to the end of the bottle. I rode a high. Norėjau dar užsidaryti savo tentą ant priekabos perkrovimų, bet vėjas ne iš tos pusės, tai apsisukam, nes tentas didelis, tai bijau, kad vėjas nupūstų, nes šiaip vėjas tai tikrai didelis. Nu, žinokit, orai neklysta. Užsitraukiau tentą ant savos priekabos ir pradėjau krapnuot, pirmi lašai. Štai, lean. Lean. Pradeda lean. Sveiki, bičiuliai! Šeštadienis, mes laukuose. Šiandien pamiegau, šiandien ryte Milesas parašė, atsikėlė 7:10, Milesas parašė 7:20, kad galėjo atvažiuoti 8:30. Nu tai pasidėjau telefą ir nepersistačiau žadintuvo žodžiu, tai Dylanas pasuko 8:36, sako, kur esi? Bruh. Now sleeping like a baby, feel me? Išpūtėm kombainas, užpylėm kurų, visą kitą, sutepėm kederius, sutepėm kombainus irgi, atvažiavo Devinas, tai prapūtėm ir maniškį traktorių, visą kitą. Pradėjau kombainuoti jau, bet drėgnumas 17, tai greičiausiai porą valandėlių dar palauksim, valandėlę kitą. Ir nes jokių dalykų nėra kaip jaunė, tai už manęs yra Devinas, tai yra Dylanas ir Milesas, tai nežinau, per radiją nėjau su jais susisiekt greičiausiai lauke, nes nežinau, ar atvažiuoti reiks juos pasiimti, ar lauks kombainuose kažką. Jo, šiandien gavau mini siuntą, tai 88 mm magnetinis mountas, tai mountinsim ant priekabos, visur kitur, ant kombainų, ant trakų galbūt irgi, kaip Devinas Hollins, tai turim 3 baterijas, tai no problem. O Osmo gavau irgi laikiklį ant barų tokio, tai Instagram story įkėliau, tai visą laiką iš dienos kažką įkėliu, tai pasiekit Instagram'e būtinai, kam įdomu. Jo, šiaip žiauriai karšta, reikia duris atsidaryti, o kai duris atsidarau, tai štai tai būna. Pala, įjungiu kameros sekimą. Pasisuka žodžiu, bet dabar kai kamerų sekimą įsijungiu, tai nieko, bet žiūrėkit dabar. Oi, ne tas mygtukas. Va, gaunasi štai taip, tai kai duris užsidarai, tai gerai gaunasi. Žodžiu. Laukiam hebros, testuojam Liusį ir šausim. If anybody loves someone so damaged, then we don't always add up. Justin, I think you could probably head down here towards Dylan and I, and we'll dump into you, head go north here. Okay, coming there. Norėjau važiuoti pas Deviną, nes galvojau irgi
bus apie pilną, bet Devas pjauna kaušą ten aplinkui headlandą, tai greičiausiai nebyra taip gerai, tai paimsim dar vieną nuo Milesų ir Dylano, nes lęšius pjaunant iškrovinėjam about 3/4, 3/4, about 3/4, sorry, atsiprašau, hebra, iškrovinėjam apie 3/4 bunkerio, nes kažkaip Milesas aiškino, kad kai būna pilnas bunkeris lęšių, tai kažkokia ten dalis bunkerį sunkiai vaikšto. Nelabai supratau, ką jis ten norėjo pasakyti iš tikrųjų, bet žodžiu, tai iškrovinėjam 3/4, tai dėl to galiu surinkt apie 4 bunkerius, 3,5 Skitty, hop on the 60 passenger, this is the 59, it's not a change, a big one. All my homies spin the block, hit the gas. Y'all know what's going on, and so do I. You ain't shifting like me! You ain't! All my homies spin the block, hit the gas.
šitas laukas baigtas. Sakė Malsas atsikabins kederį, varys patikrint durumų, kaip jaunasi, ar įmanoma ar ne. O mes greičiausiai važiuosim pirmie atgal su semiais. Nes semi beveik pirmėjau. Traidamas pilnas, dabar pripyliau su pirmie pirmus hoperius. Tai jo, žiūrėsim, koks planas toliau seka. Pažiūrės durumo drėgmę ir panašiai, ar įmanoma pjauti ir bus aiškus planas dėl rytojaus. Nes daugiau nupurkštų lęšių kol kas į nėra. Turi galvoje yra, bet dar nepilnai išdžiūvę. Tai patraukiam Liusį kombainą prie visos technikos vienoj linijai. Važiuosim paimti Deviną, atveš čia, kad paimtų Super B ir žiūrėsim, koks toliau planas. Gal su Grain Carter reiks važiuoti up to Ramses ir rinkt jau kviečius, aka durumą. Žiūrėsim. 7:30 vakaro, bet karšta. Tu durnas. Stelės kombainuot važiuoja, nemokėdamas. Šiaip mokėčiau gal. $13 metrų 70 comų kederis nėra toks didelis čia, blemba. Nėra čia toks baisus. Na, davai, senukas, karoči, judi. Ai, va, blia, debėlas, nu. Belia ką! Dar vakarinis, blemba, nevalgiau, tai šiaip valgyt noriu, o nėra kada pavalgyt. Suka. Ką padarysiu? Paslėpiam raktą, šiaip raktą tai ant to... Čia gal galima padėti raktą. Jo, čia padėdam raktą, niekur nenukris. Neraudysiu, kur padėdu. Raktą pirmiau padėjom, negu duris užrakinam. Normalu čia jam. Einam, išjung masioką, karoči. Ką aš čia sunarpliojau tą? Viskas. Masiokas išjungtas. Šokam į work trucką ir lekiam pas Devinulsę. Berods sakė fermai. Tai reiks paklaust, kad nesumaišyt, žinai, vietų. Ką, planas toks, kad važiuojam link Milso. O pakeliui praneš, ar važiuot namo ir pratęsim rytoj kažkur kažką, ar paimsim šiandien pirmą laudą kviečių durumų. Tai lekiam ir žiūrėsim, kokia bus duota informacija.
Atvažiavom pas Milesą jau, tik nematau kur nupjauta, nes ant tiek tas durmas čia, sakau, šūdinas, kad nematau kur iš čia pradėjau pjaut. Biški laukai važiuoja niekus jau prisavus. Can't see shit, bro. Ta ekraną čia reikia išjungti, o šiandien nereikalingas. Okei, tai priekiniais galiniais gerus, bet man reikia šoninių, supranti? Va! Ai, čia prapjovimo daręs, va, matau jau. Valgom precelės. Jaudės kanus su česnaku, pipirais, druskyte, sūrio, lemon ir baziliką. Justin, we're going to get you to jump out and just catch a sample and dump it into you there. I'll bring you the pail and the scoop. Labas rytas, bičiuliai. Sekmadienis, 8 ryto, mes darbe su work trucku prikabinam kuro priekabą. Iš Amazon Milesas nupirko mum pasidomėjus tam tikrą kamerą, kurią galima primagnetuot. Look at this. Kablys. Ui, o, kaip greitai. Ir nes šiaip visai šiknos skausmas šitą priekabą visą laiką būdavo prikabint. Jūs tik pažiūrėkit, kaip galima. Gal dar biškysio. Bum. Vakar, kaip matyt, geras šiltas oras užkukino stormą neblogą, bet stormas labiau buvo link Swift kuriant, tai čia 150 km kažkur ir truputį link mūsų atnešė, tai šiandien šlapia, sakė apie 10 mm tik valėjo, apie 1 comą, tai nėra taip baisiai, tai varam servizuot su Dylanu kombainus, pildyt kurą, viską prapūst ir po pieto greičiausiai šiandien kilsim į laukus. Tai
Ką, su Devinu prapūtėm šito kombinezonų viską. Devinas išlipo pamyšti. Prapūtėm šitus visus kombinezonus. Liūsiai tai tik nelabai buvo. Vakar realiai tik 2 valandas kažkur dirbo, tai nieko nepūtėm. Tik užpilsim dabar kuro. Devas varo į Ramzį. Ten, kur vakar Malsas nuvažiavo. O mes ką, kaip sakau, užpilam kuro ir važiuojam atgal į fermą atkabint, pripildyti bačką rytoj ir greičiausiai apie tą laiką bus pradėta durumų kūlimas, jeigu nebus šlapia, žinoma. Tai žiūrėsim palei situaciją. Turime didžiausią ogerį, kuris yra šiom 4 bokštams. Tai šiandien vieną pildysim durumą. Ant šito ogerio keista, bet nėra kameros, kaip ant visų kitų yra. Tai ne ant visų kitų, bet ant to kito mėlynuko, žodžiu, yra. Tai Malsas privažiuos, o kada bus ties vidurį, reiks užkirsti liniją. Kad gražiai nuleisti į bokštą, tai jo. Dilanas pulapina su sprejeriu, dasikraus vieną laudą, varys sprejint, o mes greičiausiai varysim į laukus. Žiūrėsim. What are we driving? Tu 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 tu. Tai va, hebra, tokios žinios, kad apparently Malsas pabandė, tai ant pat viršaus kalno netgi 20, o apačioje netgi iki 24. Tai 2:30. O mes dar nepradėjom, žodžiu, pjaut šiandienos viso durimo, žodžiu, ne? Tai pabandysim gal už valandėlės bėgi, nes kažkur valandėlė jau praėjo. Tai už valandėlės gal ir pabandysim. Kaip žiūrėsim. Pravažiuosim šitus spotus šlapius, prastumdysim, kad sukristų dar labiau žemė. Ten palei jardo galą dastumsim biškai prie bokštų, nes ten tokia loma yra didesnė. Ir po to važiuosim iki Rasjardo, reiks pakraut Dilanui į semi-reglono. Tai taip spėju, kad šiandien tos javapjūtės ir nepamatysit. Gal kažkiek, bet vargu aš. Nemanau, kad pradžios čia baisiai iki 15-16. Na, iki vakaro gal, bet 29 šiandien, rytoj 30, tai užkukins jaučiu dar kokį gerą stormą čia, nes vėjas yra, bet toks bezdaliukas, nieko rimto. Tai taip ir... I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Kągi, bičiuliai, užkrovėm reglamo tautą dar vieną Dilanui. Ir tokios žinios, kad Dilanas su Devinu buvo nuvažiavę užveržti dar šitą mano Grain Karto ratų, kurį keitė, nes, žinot, kai pakeičia ten, gal kartais nepriveržia ar dar kažką tai patikrint. Buvo ir patikrino kokią drėgmė. Tai vis dar 16-18 ant pačio viršaus kalno, tai apačioje bus dar drėgniau, žinoma. Tai šiandien kūlimas no-go ir greičiausiai varysim tik rytoj. John Deere'uką ir Land Levelerį paliekam čia Rasjarde ir laukiam, kada Dilanas papikins mus. Jo, 29, rytoj 29, poryt 33, trečiadienį 32, ketvirtadienį 2. Ar dar matai žvaigždės, po kuriomis mes kvaliojam? Ar dar matai sapnus, kur... Okay, dude, stay cool, whatever. Jokes aside, we're sitting right now in a water semi.
let's give you guys a tour. Quick tour of interior. Wood, imitation panel. Kietai atrodo. Smagiai burzgia. Retarded engine brake irgi smagiai burzgia, kaip jau girdėjot praeituose vloguose. Tai bijau suklyst, bet engine retarded brake, kaip kolegos draugai bičiuliai aiškino, tai yra variklio stabdis, kuris kažkokio principo stabdo variklį, skleidžia tą garsą, kurį girdėjau čia kelis kartus, kur buvau jau vlogą įmetęs. Ir burzgia, galite į YouTube įsivest ten semi-truck retarder, engine retarder brake. Are you fucking retarded, man? Tai jo, tai taip ir vadinasi iš tikrųjų. Engine fucking retarder brake. Tai jo, kažkokio principo žodžio veikia, o beje miesto ribose, tai žinoma, jo, tai miesto ribose ir va tokiuose kaimeliuose tai negalima jau naudoti, nes gan garsiai dūzgia per kaminą, tai garsur ženklai yra, kaip tik į miestą įvažiuoja, kaip ir greičio ženklai, taip ir atskiras ženklas No Engine Retarder Brake in City area, kažkas, in Town area, nepasakysiu, bet žodžiu suprantu. Tai jo, tik pa šitą traką kondišas neveikia, nes gan senukas. Irgi šitas Kenworth firmos, brandų. Visi pas mus trakai Kenworth, tik šitas. Nežinau kelintų, bet aš taip įsivaizduoju 90 kažkelintų, aš taip asiūminu. Pusiau odiniai raudoni krėslai. Šonai irgi raudoni, maniškiai irgi raudona, tik pas mane ne pusiau odinį, jo, pusiau odinį, meluoju. Čia turim biškį suplyšę, lubos raudonos, eik tu savo, vairas tokio dydžio, panašiai kaip mano pimp, va, čia yra engine retard brake. Tai vis laiką, kai Dylanas važiuoja, tai junginėja jį, kada galima naudoti, kada ne. Tai aišku, įjungi ir palieki ir vis laiką, kai tik gazą atleidai, iškart jis automatiškai įsijungia, kai apsukas variklio krenta leitėjant, o da, jeigu būni pasikrovęs, tai iš visų spiegia. Turim radiją, bet nežinau, ar veikia. Lights, panel lights, utility. Nežinau, kas yra utility, LT, čia gal šviesos. Greičiausiai viskas jau čia apie šviesas eina. Must be locked when vehicle is in motion fifth wheel slide. Tai čia balnas kažkas. Balnų kažkoks užrakinimas. Suspension air. Auto. Tai čia parking brake. Čia trailerio park brake'as. Turim radiją dar, pas visus traktorius, pas visus semius, pas visas mašinas, work truckus ir panašiai, ką esat matę, yra racijos, tai labai lengva komunikuoti, kai kombainuoja, tarkim, visą laiką šneki, ar kažką reikia pasakyti, tai žiauriai patogu. Kas neturi, tai labai rekomenduoju įsigyti tokias racijas. Motorola Radio CM200 vadinasi. Sakė, kainuoja apie 850 baksų vienetas. Tai racija, visi laidai ir šitas. Kaip čia pasakyti? Na, žodžiu. Visa racija. Visos racijos setas. Dar beje, pa šitą traką speedometras neveikia, tai iš idėjos važiuojam. Jo, tai tokia kabina berods vadinasi day cab, kur gale tiesiog nieko nėra. Ir nežinau iš tikrųjų kaip vadinasi, kur yra
kabinoje miegojimo vieta angliškai, single cab ir tada ką, night cab, week cab. Here we go, Semi, with the week cab. Virtuvė, nahui gali vapšė. Tūlikas dar, tripakas, žinoma. Tai jo, iš manęs šiandien tiek žinių, kombinavimo šiandien no go. Manau, rytoj varysim tikrai. Viskas išpūsta, paruošta, tai gal galėsim ir anksčiau pradėti, nes, sakau, šilumėliai kukina. Manau, sakau, iki rytojaus. O jeigu kažkas, žinoma, iškils dar kažkokį neaiškumą ar man, ar jum, tai pranešiu. O kol kas, sakau, iki greito. Sveiki, bičiuliai. Žiauriai laukia karšta. Tai darbavomės truputį prie perkrovimo priekabos. Durumas dar vis 16-17. Tai ką turi Devinas pripjovęs durumų, varom dampinti į Grand Kartą, įjungiam skalės. Ir dabar išvažiavo Milesas patikrinti lęšių su Liusi. Tai galbūt varysim iki Mileso ir šiandien varysim lęšių pjauti. Turim po pietų apie 1-2 valandą. Tai jau varom dampint, ką turi Devinas. Prie įvalinės pripjovės. Laukia 29, feels like 35. God damn, is hot, man. Ir šitus šlapius greičiausiai veš iki Rosjardo. Pastatėm šiandien ryte ogerį. Tai ten yra prie senos džiovyklės veikiantis kažkoks fenas, kurio nereikia stumdyti kaip pas šitus bokštus, kai kuriuos bokštus. Tai nereikia nei elektros, nieko, viskas atvesta. Tai biškį kabina atšals, užsidėsim įkaną, nepykit, hebra. Gal negausiu banų už nudėtį. Is it too tight, Devin? I was in there already and dumped. Okay, so I'll try. Tarp dviejų semių žiauriai, siaura blemba. Matot kaip arti? Eik tu. Ką, varom valyti vidų. Esame ant lentojo, važiuojame iki Mileso, išsivalėm Grand Karto priekabą, likusį durumą prie sraigės. Tai lekim žiūrėti, važiuosim iki fermos. Padarysim porą testų drėgnumo. Aišku, kombainė irgi yra, bet turim aparatą, kurį berods jau rodžiau, bet papasakosiu dar ir antrą kartą, kai nuvažiuosim šiandien. Tai lekiam ir žiūrim. Atvažiavom iki Mileso. Milesą dabar dametėm iki Toyotos, važiuojam atgal iki kombaino kartu. Ir greičiausiai dar vienas day offas, toks ir day offas, bet iki 5 šiandien dirbsim, nes kombainystė ne kažką. Lęšių drėgmė, kompas rodo kombainę 16,3. Tai dabar supilsim į Grand Kartą viską, važiuosim pratestuoti kartu su Milesu ir greičiausiai dar
1-2 dienų reikia, kad normaliai išdžiūtų šitie lęšiai, nes šitie lęšiai nupurkšti penktadienio vakarą, naktį, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tik 3 dienos. Tai dar 2 dienų, sakyčiau, reikia. Ir Milesas sakė, kad apie 5-4 dienas užtrunka reglonai normaliai išdžiūvint. Tai, žinoma, protestuosim ir jo, greičiausiai rytoj sakė Milesas, kad vėl važiuosim atgal after Ramses ir bandysim Durumą. Tai going back and forth with the grain cart, Tai gan ilgas kelias, apie pusvalandį, kiek minučių reikia važiuoti. Bet off. Tai va, tuoj pulinsim prie kombaino, išpirsim ir lėksim į fermą. Važinėjimas. Testavimas. Bandymas. Drėgną Durumą Devinas suleido į šitą bokštą, tai paleisim faną po to, Ištraukiam ogerį, viską sutvarkom, po to varysim su semiu, supekint truputį žemės, kurią vakar sulyginau, nes ten gan žema vieta buvo. Tiesiog vakar pravažiavau su šito land leveleriu, kaip matyt, tai šiandien dar labiau sutrypsim. Visi 3 tankai pilni vandens, tai pasipraktikuosim ir su watersemi pavažinėt. Tai ką dabar, ištraukiam ogerį, sutvarkom, atkabinam, varam prie watersemi. Drėgna vis dar, žiauriai humid. Humid, ką reiškia humid lietuviškai, kaip čia? Drėgna, humid, supranti, kaip čia kitaip paaiškinti jums. Humid, tiesiog. Dušna, dušna, humid, žiauriai hot, karšta, supranti. Ir tiesiog ta pradžia tokio derliaus nuėmimo tokia ir yra, kad kažkur nupurkšta, kažkur dar reikia palaukti, bet nori spjaut, bandyti jau. Žodžiu, niekas nesigauna, tai gal rytoj tą Durumą pradėsim, o lęšius trečiadienį, ketvirtadienį gal. Atsiprašau, excuse me guys. Dirbam su rankytėm. Reik 2 rankų, tai dedu kamerą. Atkabinom ogerį, prikabinom džendyriuką su land leveleriu. Po 4:10 iki 5, kaip sakiau, dirbam, tai palikom dar ten, kad nesimaišyt su semiu. Nes žinot, iš manęs toks ir driveris, tai daug man vietos reikia, tai sakau Devinui ir Milesui, bet aš su šitu semiu nieko nevažiavau. Nieko.
Važiavai su kitais, sako, mokėsi ir su šitu. Nu tai, I hope so. Kur. Bet tai čia kondišų nėra. Oh, shit. O aš tiesiog svetinu su savo Maikonu ilgom rankovom šiandien. Galvojau, kad visą dieną traktoriai būsi, pasirodo, iš visos dienos 1,5 valandos traktoriai realiai. Su kabina. Paminėkim dar, kad traktorių su kabina. Šiaip tai traktoriai va džandirikiai būna. Fucking hot. Kaip matyt, turą šito trako, tai nėra ką rodyt. Bandom kurt. Ai, sankabos nereikia kuriant. Laisva pavara. Radija yra. Nežinau, kodėl pypsi. Kaip kurt? Sankabą reikia įspaust. Neina kurt. Ai, engine start. Mygtuką turim. Kažkas atvažiuoja. Opa! Pekinam žemelį į priekį atgal, į priekį atgal, į priekį atgal, į priekį atgal. Pigus pekinimas, nereikia nieko nuomotis. Žodžiu, dar čia žemė kaip tik matau džiauriai minkšta. Tai kuriam levlerį. Bro, that sound, man, that fucking retarded. Sounds good, eh? Turim dar 20 minučių, tai spėsim ir išlyginti ir visą kitą. Ir bus geras darbas atliktas, nes Malsas sakė, kad nežinau, ar šiais metais, ar galbūt kitais metais toje vietoje bus dar 4 tokie dideli bokštai. Nežinau, ar čia tilps 4, gal truputį išeis į lauką, į laukų ribas, bet ne problema čia. Tai tikiuosi labai, norėčiau ir visą kitą sudalyvauti tam procese. Greičiausiai kitais metais, bet nežinia kaip gausis. Come on, baby. Ką, bičiuliai, baigiam lygint, ledas, tai berods rytoj truputį paholinsim irgi žvyro dar. Atvešim čia į kol pradžius kropsai, atvešim čia, dar į jardą, į pačią fermą atvešim, nes dabar esam ir rasi jardę. Tai dar labiau suguls, sukris ir kažkada, kai bus laiko, vėl pralyginsim. O ką, žinot ką pagalvojau? Kad netrint čia visų dalykų, visos javapjūtės, kad kuo daugiau vaizdų jums parodyti iš javapjūtės, įkeliam dabar vlogą. Dabar, įkeliam truputį daugiau vaizdų, kaip matot, iš javapjūtės, o dar tik pradžia, o mes jau čia, šeriauti dirkstys. O kodėl ne šiandien man įkėlus video vlogą, kurį jūs dabar žiūrit? Šiandien yra kelintadienis, pirmadienis berods. Nu, netikėtai pirmadienį vlogas išėjo. Nu, pas jus jau antradienis, kaip išėjo, pas mane dar pirmadienio vakaras. Štai tokia javapjūtės pradžia, žodžiu. Dar drėgna,
dar purškiam visus lęšius, reglonai ir panašiai. Laukiam rytojaus. O visiems sakau, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad pusę savaitės buvot su manim. Like, subscribe. Ačiū Šaika, kad žiūrit. Šiaip žiauriai smagu, kad vis arčiau javapjūtis ir vis laukiu daugiau peržiūrų. Tai manau ir jums patiem įdomu viskas, kaip čia vyksta. Ir man pačiam. Nerealiai viskas įdomu ir viskas šauniai. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Dar kartą ačiū, kad buvot su manim. Like, subscribe ir iki kitų epizodų.